kreipiuosi į ministrą Simoną Kairį. Gerbiamas ministrė, šmėkštelėjo tokia viltinga žinia, kad kitų metų biudžete bus numatyta šiek tiek lėšų išeivijos paveldiniams objektams tvarkyti. Jūs vakar komitete žadėjot šiandien man atsakyti šio posėdžio metu. Tai ar pasitikrinote, ar galima tikėtis tokiems objektams kaip Klivlendo, ten tautų sodai ir panašus dalykai. Ir antras konkretus buvo ministrės pirmininkas patarėjas Darius Žeruolis, tokį viltingą pažadą buvo davęs Čikagos lituanistikos tyrimų centrui, kad šiek tiek skirs valstybė Lietuvos lėšų dokumentų skaitmeninimui. Tai ar šiandien galėčiau išgirsti viltingą atsakymą? Tai tikėtis visada verta ir reikalinga, o kalbant apie šiek tiek konkrečiau, tai taip mano žiniomis archyvai bendradarbiauja su užsienio šalyse esančiomis tokiomis institucijomis, įstaigomis, apie kurias jūs minėjot, irgi teikia visokią pagalbą, padeda ir panašiai, kai kur tam tikrų problemų įsigyjant, tarkim, kažkokį turtą, kad tas skaitmenizavimas, pavyzdžiui, vyktų greičiau ir sparčiau, tai čia yra truputėlį kita problematikos dalis. O kalbant apie patį paveldą užsienio šalyse, dėja šita tema buvo Lietuvoje gerokai primiršta. Ir dabar yra irgi būriama ir tokia tarp institucinė komisija, grupė, kur irgi pirmiausia turėtų išanalizuoti, inventorizuoti, kokią mes iš vis situaciją turim. Kitos šalis jau senai tos dalykus yra padariusios. Tai aš vertinčiau gal ir apibrėžčiau tai kaip proceso tikrai labai reikšmingo ir įdomaus pradžią šiuo metu.